Labą dieną, mano vardas Georgi Grėbin, aš esu interjero dizaineris ir šiandien aš noriu Jums pristatyti vieną iš mūsų projektą. Esame mes Gedimino prospekte, turim mes nedidelį patalpą apie 50 kvadratinių metrų, mes turim tik vieną mėnesį laiko, kad įrengti šitą erdvę. Eime pažiūrėsim, kas ten vyksta. Kas yra padaryta šiuo metu? Šiuo metu santechnikai padarė savo darbą, išvedė visus taškus, kurios mums reikalingos. Taip pat elektrikai, kaip jūs matot, jie suvedė laidus, elektros darbai dalinai pasidaryti. Gipso meistrai šiuo metu ruošia sienas, stato karkasas, viską užsiuvinėja. Mes matom, kad mūsų erdvė pasidalinta į prieinamąją zoną, į patį kirpimo teritoriją. Mes turėsim darbo erdvę, mes turėsim papildomą erdvę, vadinamą sandėliuką ir taip pat personalo kambarį. Mes turėsim sanmazgą, bus reception, bariukas. Būtinai užeikit, pažiūrėkit, kas bus tame meniu. Kas liečia mūsų darbų procesą, kaip jūs matot, sienos jau yra sustatytas, finalizuojamas. Dėl dažymų mes nusprendėm išvalyti plytas ir juos dažysim tam, kad sumažinti laikui. Nepamirštam, kad mes turim tik vieną mėnesį laiko, kad įrengti. Apdailos medžiagos jau važiuoja, kitas vaizdas artimiausiu metu jūs matysite. Mūsų pagrindinis man asmeniškai buvo įdomiausias iššūkis, kad visą mėnesį, kol vyksta šitas procesas, mes nesikirpam, nesiskutam ir jau užbaigsim gražiai šitą erdvę su nauja šukuosena. Nu kągi, einam pasižiūrėsim, kaip vyksta mūsų statybos. Oho, tamsu, niekas nesimato. Nesuprantama, netgi pas mus sustoja visas statybos. Da netgi, sveiki. Praėjo savaitė, mes mūsų objekte ir matom, kasgi čia pasikeitė. Mes suklijavom plytelės galutinai, jo visus laidus sustatėm į savo vietas, suformavom nišą, kaip jūs matot, planuojam apsiūti medį, medžio nudažyti, durys jau taip pat vietoj, suklijavom grindys, aišku, dabar mes nieko nematysim, nes kol kas statybas. Sienos dažų mėginukas bandymas jau padarytas, žinom, kuria spalva pas mus bus, galim pasižiūrėti toliau, kasgi bus pas mus toliau. Praeinam, sanmazgas pilnai suformuotas, užsiuvam, padarysim medinį nišą visokiamsiam daiktams, kurie reikalingi. Ir mūsų bendra salė. Vienu žodžiu, ruošimės dažymui, kol kas yra taip, kaip jūs matot, liko visai nedaug, vieną savaitę. Žiūrėkite toliau. Nu kągi, pas mus lieka 5 dienas iki atidarimo, darbas eina pilnų hodų, mes ruošiamės, galite tiesiog užmesti vieną akį, kai vyksta visas procesas, mes parodysim iš arčiau. Sveiki, nu kągi, pas mus eina 3 savaitė, mes jau atidengiam langus, galim pasižiūrėti, kas vyksta viduj, parodysim iš arčiau, kas yra padaryta, kokioj stadijų mes esam, liko visai nedaug laiko iki atidarimo ir šiandien dar mes jums paruošim vieną vyšnaitę. Einam toliau, pažiūrėsim.
Kaip ir kiekvienas darbas, kooperacija, jungti su profesionalai visą laiką malonu. Taip pat ir šiam objektui mes pakvietėm Art Studio įkūrėją Black Ink Aleksą ir labai norėčiau jums parodyti, ką mes darysim, kokie mūsų principai ir teglas čia trupučiuką papasakos apie savo idėją, mintį ir ką mes čia sukūrėm. Nu, mūsų siurprizas, kaip aš ir sakiau, kiekvienas darbas yra labai gera kooperacija. Mes norim jums pristatyti mūsų gerą draugą Black Ink Art Studios įkūrėją. Aleks, papasakok, kas čia vyksta, kas čia bus. Sveiki visi, kągi, jūs greitu metu pamatysit mano kūrinį, tai kai liko labai mažai laiko iki atidarimo, tai sorry, hebra, man reikia dirbti toliau, tai pasimatysim labai greitai. Netrukdom, iki greito pasimatymą. Several days later. Sveiki! Pagaliau, mūsų projektas užbaigtas. Mes užtrukom lygiai 1 mėnesį, kaip pažadėjom. Atlikom visus pilnai darbus. Nu, šiandien jau mūsų Brutal Barber dirba ir jūs galite pažiūrėti, kaip viskas atrodo iš arčiau. Malonu, kad jūs buvot su mumis visą tą laiką, visą mėnesį ir stebėjot, kaip vyksta visas procesas. Tikrai buvo didelis iššūkis, įdomu pasidaryti, mums labai patiko, užsakovui patiko. Geras, kaip sakant, challenges. Jeigu turite tokių express darbų, mūsų komanda tikrai gali jums padėti pasidaryti ir žino, kaip tą pasidaryti. O kol kas tiek, stebėkite mūsų video toliau, galite prisinumeruoti, užduoti klausimą komentaruose, tikrai pasistengsiu operatyviai atsakyti. Kol kas tiek, stebėkite toliau bus įdomiau. Labai, да, сказал? Да, labai. Tada сразу говорю, labai. Laukiam jo, pažiūrėsite, kaip kas atrodo.